Sveiki, sveiki, pakaltūrint šiandien. Tai ką, šiandien video tema vėl yra ta pati. Kaip 100 kartų jau esu rodęs, bet matau, klausia vis tiek žmonės, kaip pritvirtinti medinį karkasą prie piro. Šiuo atveju čia jau taip išėjo, taisom kitų darbus, tai žodžiu yra jau polisterolas užarmuotas, nu tai tiek to. Bet šiaip reikėtų dėti pirą. Tai kaip prisukti, su kuo prisukti, tai sukam mes su betonstrikčiais. Imam pagalbininką mūsų DCK. Super paprastas tvirtinimas. Dėl ko? Dėl to, kad jūs išgręžėt su grąžtu ir iš karto sukate varžtą be jokių kaiščių, be jokių nieko, nieks nesupus, nieks nesuges, metalas į blokelį. Все, kol pritraukia, viskas, nereikia rauti, nes paskiau prasisuka per blokelį ir tada jau nieko nelaiko. Jeigu varžtas prasisuko, išsukam, reiškia, reikia daryti naują skylę ir naują tvirtinimą. Turit klausimų, rašykit komentarus, pasistengsiu atsakyti visi.